Vaizdelį turim tokį. Taip, priparkavo ant geltonas. Miestelis pats padalintas į dvi dalis, kaip sakiau. Chian alėja ir Marina Grande. Čia reikia valtis, kad nuplautum iki valtis. Sveikinamės nuo aukšto kalno, bet tikslą pilnai nepasiekėm. Važiavom prie bronzinės San Paulo statulos, bet nusprendėm nerizikuoti, nes kelias čia matyt dar tvarkomas, tai biški baisoka. Bet pusiaukeliai, ne pusiaukeliai, čia jau liko nebedaug, čia 1,5 kilometrų. Vaizdelį turim tokį. Matosi visi miestai. Koks čia miestas, nežinau, mes esam prie Reggio Calabria miestą labai netoli. Čia turbūt nuvažiavimas į jį ir ten turėtų būti vaizdas atsiverti į tą miestą. Tai mes matom į kitą pusę. Nu va, pasistatėm. Bandėm ten kilt į viršų, bet ten kažkokie visokie vandens nuotekų dalykai. Čia irgi teko pooffroadint, kelias labai prastas. Tai kol kas dar neverta vykti. Bet po kokių metų dviejų galbūt jau bus puikus kelias, išasfaltuotas ir bus puikiai lankytina vieta. Tai va, praeitam video lankėm Reggio Calabria miestelį. O dabar važiuosim į Scilla miestelį, kuris nėra labai toli, čia 20 minučių nuo čia. Pasivaikščiosim, ten toks yra vadinamas mini Venecija. Na, jis nepanašus į Veneciją, bet yra laiveliams prieplaukas, kažkas tokio. Žmonės ten turi savo laivelius. Dėl to yra tas sutapatinimas. Greta jau geriau? Geriau, bet čia kai vėjas, tai truputėlį šalta. Viskas, negaištam laiką, porą fotkų. Bet čia važiuoti tai buvo labai baisu. Baisus Dar kelias. su ta mūsų mašina, tai... Tu mašina gerai, vis tiek paaukštinta. Nu, nežinau, man atrodo, kad mes pradėsime atgal riedėti. Ne, viskas. Iki šito taško buvo gerai, o toliau jau nebesinorėjo. Taip, priparkavo ant geltonas, bet žmonės, kurie išėjo iš to buto, tai sakė, viskas čia gerai gali statyti. Mes čia gyvenam, viskas ok. O tenais toliau yra mėlyna, bet nei vieno aparatą nėra, kur susimokėti. Visi žmonės pirmyn atgal vaikšto, rašo 2,50 € už valandą, o sumokėti kur nėra. Va, jau matosi vandeniukas. Ten tiesiai Scilla miestas. Grindinys vežimui ne pats geriausias. Jau šiek tiek visi vargtelėjo, bet dar ne iki galo. Ja, bet čia atvažiavus tai visai toks atrodo fainas, nu toks. Čia turėtų būti gražus miestas. Mažytis toks su mažom gatvėm. Nu, čia viena tokia gatvė iš vienos pusės, kita gatvė su paplūdimiu iš tos pusės. Šitas miestelis taip pat labai netoli kelto iki Sicilijos. Tai galima ir iš jo plaukti. O Scilla, sako, miestelis šiaip rašosi Scilla. Mažas, bet neįtikėtinai žavus miestelis. Taip apie jį žmonės išsireiškė. Taip pat yra prie Mesinos sąsiaurio krantų. Miestelis pats padalintas į dvi dalis, kaip sakiau. Tai į Chian alėją ir Marina Grande. Chian alėja tai senovinės žvejų kvartaliukas, vadinamas Mažąja Venecija. Pažiūrėsim, ar yra panašumo, kai prasivaikščiosim.
Tai čia tiesiog visi namukai stovi prie pat vandens. Na, o kita dalis tai bus paplūdimio zona. Tokia nemaža irgi. Nežinau, kiek mes ar eisime tą paplūdimio zoną. Galbūt tik tai iš viršaus pamatysim. Pats tas pasivaikščiojimas turėtų būti toj senoji žvejų zonai. Nu va, tokie čia maži skersgatviukai iki vandens. Pabandom pažiūrėti, kaip čia atrodo iš šono. Kavinukės ir ten toliau kito namo išėjimas, dar kito namo išėjimas. Šiaip pačiam miestelį kažko tai įspūdingo tikriausiai nepamatysim, kažkokių čia objektų įsimintinų, ten tik tai pilis dar mačiau ir tai apie ją vėliau. Bet šitoj daly žvejų tiesiog jaukios atmosferos miestelis. Čia praėjau, bet baisiai daug žmonių, ten kažkoks fontaniukas yra. Visi maudas, vaikai ten neišeis net prisibrausti. Tiek to gal grįžtant, nebent jeigu bus laisviau praeisim. Čia dar vienas langas. Su kranteliu. Kažkodėl prieš tai buvau manęs, kad čia bus laiveliai, nes kaip Venecija paminėta buvo. Tų laivelių kažkaip nesimato. Štai koks egzempliorius. Aišku, šiek tiek meilės reikėtų pridėti, bet įdomus aparatas. Dar vienas langiukas. Na, jau žmonės nepažiūrim, kur čia. Turim pamatyti tą vaizdą gražiai. Va, čia jau geriau. Čia jau matosi daugiau miesto vaizdų. Krabai bėgioja ant akmenų. Mažiukai. Ir vėl kavinė. Man asmeniškai paminėtos Venecijos visai neprimena, bet miestas fainas. Kažkokios tokios kavinukės, tuo pačiu vaizdu į vandenį. Siaurėja gatvės, jau iš abiejų pusių prasidėjo namukai. Daug kavinukių, vis fontaniukai, bet ne vienas kažkaip neveikia. Pagėdė. Seduto con la birra? Nu va jau, Venecijos valtelė matas, aišku, ne tokias ten tas valtis, bet bent jau pirmas ženklas, kuo galėtų būti panašu. Čia eisim ieškoti magnetuko, kol kas nesėkmingas paieškos. Ir artėsim link pilies. Siauros gatvelės jau į pabaigą. Einam jau link žvejų miestelio galo. Grožimės vaizdais. Galvoju, sakysi, grožimės manim. Na, tai tu irgi vaizdus. O jau nebesako. Nu, truputį įžengiam. Jeigu išeis kažkieno rezidencija.
mažosios undinėlės fontanas be rankos, įkvėptas mitologijos Šilos. Na, va tikrai žmonės turi savo valtis prie namų, ne visi, bet kai kurie. Tai negalim visiškai atmesti Venecijos vaibo, nors nepanašus Venecijai kitaip. Nepavadinčiau Veneciją mažai. Nei didžiąją, nei mažai. Čia panašu, kad jau viskas pabaiga miestelio. Dabar galima lipti kalną ant pilies. Arba nežinau, ką rytoj pažiūrėsim, ką mums siūlys Google Maps'ai. Judam toliau kartu su turistų minia. Panašu, ten turbūt reikia eiti. Nedidelis uostas su parkingu. Galima turbūt iš kitos pusės privažiuoti tą miestelį, nes kiaurai lyg ir nebuvo galimybės pravažiuoti. Toks mažas uostukas. Čia reikia valtis, kad nuplautum iki valtis. Ir tada tas jau žvejų kampelis. Visur labai panašiai. Kavinė, namukas, kavinė, namukas. Ir vėl uostas. Nuo uosto čia va kažkokia tai pasisėdėjimo zona, bet čia šventa vieta turbūt. Pridėta šventų dalykėlių ir toks praėjimas po kalnu link paplūdimio. Sakėm, į viršų tikrai nelipsim pėsčiomis, nebent nuvažiuosim su automobiliu prie pilies ten kažkur netoli. Ten irgi yra ką pamatyti truputį. Kitas tikriausiai senamiestis turėtų būti. Tai pasižiūrėsim, jeigu netingėsim, prasuksim. O dabar dar norim pamatyti paplūdimį. Va ten viršui pasivaikščiot irgi labai norėtųsi, nes ir vaizdai turėtų atsiverti neblogi. O paplūdimys, vėl sakyčiau, vanduo žydras. Gražiai atrodo labai. Tai čia jau maudynių kraštas. Čia žmonės kažką tai gaudo. Krabas gal. Ja, jau nebeinam mes į kitą paplūdimį. Labai gražu. Nuotraukams puikiai vieta. Bet grįžinėjom iki automobilio. Važiuosim į viršų. Dar truputį ten praeisim. Iš viršaus pasižiūrėsim į tą žvejų kaimuką. Ir į paplūdimį turėtų būti, manau, vaizdas į abidvi pusės. Sakėm, atgal einant, jeigu nebus vaikų, tai pažiūrėsim, kas čia tokio įspūdingo. Tai va, toks fontaniukas, čiurkšlelė. Čia gal kažkoks šventintas vanduo reikia paliest. Tai va, žodžiu. Apačią visą aplankėm, jau mašina prie pat. Kilam į viršų. Iškilam į viršų, va jau vėl mitologinės Šilos būtybės. Ten bus dar įdomesnė. Kol kas priparkavom, vaikas užmigo. Kitas vaikas tingi. O mes einam kuo ilgiau pasimatyti. O mes išėjom pasižiūrėti Šilos mitologinių būtybių. Be vežimų, be kuprinių, be kašių, be mama, be miau. Gražiai pilis, matosi dar bažnytėlė padešinė, prieisim arčiau. Ir tas pliažiukas, kur mes ten buvom, visas kaip ant delno. Panorama, labai gražu. Čia daug labai kur vaikščiot turbūt nėra, kavinukių vėl keletas statulų, bažnytėlė, pilis, žodžiu, žmonės
Sėdi, čilina, aperoliukus geria, niekur neskaba, eina į paplūdimį pasimaudyti, pasideginti. Gal ir mes sustam, kur aperolę nėsi. Ne, negalima aperolę prie vairo, baikit juokus. Bet, žinai, nepastebėti, Izabelė mėgo, kai mylėjo Robloxą žaidžia, tai... Jie net nepastebės, kiek laiko buvom išėję. Val ir ta mistinė būtybė šyla, kur apačioj šunų galvos kažkokios kelios, na viršui moterų. Ir katedra graži. Ta Rufo pilis ant talos, tai būtent skiria būtų tos miesto kraštus ir galima į vidų nueiti aplankyti už 2 eurus, atrodo aš. Na, nelankysim, jau vakaras, jau biškį ir pavargom. Ten būna ir parodų kažkokių, ir valtis kardžuvėm gaudyti. Gražus kvadratiniai medžiai. Tai tiek iš viršaus, jau mes daugiau nebesileidžiam. Sėdam į automobilį ir važiuojam link viešbučio. Jo, bet šiaip taip pagalvojus, va ten, kur ėjom apačioj, pati pradžia, tai man labiausiai patiko apačioj prie paplūdimio, čia dar labiau gražiau. O ten tas keliukas tai toks vieni kalnam. Nu, toks seneliukų, bet va čia tai fainai. Prasėjimas. Jo, čia galima ir palisėti, ir pamatyti, čia toks visai įdomus miestelis. Visai vertas dėmesio. Dar truputis nuo Šylos kalno panoraminių vaizdų. Taip visur palei kalną eina tokie takeliai su pasisėdėjimais. Greičiausiai kavinės, bet ne visai dirba. Dar ten turėtų būti viena panorama. Noriu pasižiūrėti. Gal iš ten paplūdimis gražiau matysis. Dar gražiau negu iki šiol. Čia toks miestelis nėra visai, jau toks visai mažas. Galima prasieiti aplinkui, palandžioti. Va, čia žvejys pagavęs kardžuvę. Matyt, su tais laiveliais gal jie ten kažkaip plaukia. Nu, nors kardžuvę gaudyti abejoju. Čia aplink nebent pasiplaukit. Traukinys va vėlgi atvažiuoja. Į pat miestelį galima atvykti. Ten turbūt stotis. O mes važiuojame tais keliukais. Šiaip čia labai keliai gražus. Faina pasivažinėti. Vien tas važiavimas tarp miestų labai žavi. Toks ramus miestelis, gaivus oras. Vėl daug spalvų. Mat, kai iš toli ir važiuojate ir matos tokie namukai įvairių spalvų, labai gražiai ant kalno atrodo. Čia kaip tik kalno viršūniai. Nu, fainas miestas iš tikrųjų. Šylą turbūt dėsiu prie šios kelionės topinių. Galima apsistot porai dienų tiesiog. Pačilint, nueiti į tą muziejų, į paplūdimį pabūt. Nueit per tos, gal kaviniai pasidėt tam žvejų miestelį. Turėtų būti įdomu. Aišku, kainelės ten kažkaip kaip praėjom biškį šokiravo. Parašyta buvo aperityvo 20 eurų, tai aperityvo taigi čia tik gėrims. Tai biškį gal daugokai, arba ten kažką netai perskaitai. Toks, čia vietiniai tikriausiai. Negalima eiti. Vienas be vežimo, tai galiu ir palaipėti. Palandžiat truputį siaurais keliukais. Nu, jaukus miestas dabar, kaip pavėsis. Tai gera labai vaikščioti.
Va, dabar jau tikrai šokam į mašiną ir gera valanda kelio iki mūsų rezidencijos. Tik labai skaniai pavalgiam, vakarienę pasidarėm. Eisim jau ilsėtis, vakaroti, neatsisveikinam, tai siunčiam linkėjimus dabar. Ne visi nori. Eina tvarka daryti, kas ant jos kokonas. Taip, nes atvažiavo pas mus čia į rezidenciją šalia dar vienas automobilis. Ten gal matas, nesimat. Nauji svečiai, vakaroja. Tai ir viskas, nebesimaudėm, visi sakom iki. Sutikim kitam video. Bye. Salerno pasiektas, spėkit, kur pirmų taikymų atvažiavom. Į turgų. Į turgų. Lyg ir panašu, bet kažkaip daugiau picų, man atrodo. Čia pasta? Nu, čia kažkaip pasta pavadinta. Pažiūrėkit. 2,50 €. Ant asmeniškai viena iš Salerno gražiausių vietų.